Kodėl po treniruotės kartais skauda raumenis? Visiškai nereikia intensyvaus sporto, kad skaudėtų raumenis. Užtenka nesportavus tiesiog padaryti 10 pritūpimų, sakykim, jūs dabar niekados nedarot pritūpimų, jums užtenka padaryti 10 pritūpimų, viskas. Sėdmenys, šlaunys, kai geležis. Dėl to, kad mūsų buity praktiškai visiškai nedirba, reiškia, pilvo raumuo, žasto, dvigalvis raumuo, netgi pasirodo ir šlaunies nedaug dirba raumenys. Ir kada mes padarom specialius pratimus, vyksta, žodžiu, fizinio aktyvumo metu, vyksta fiziologija tam tikra, įsiskiria pieno rūgštis, jinai kaupiasi raumenyse ir dėl to gaunam tokią kaip vienintelę, kaip sakant, iš sporto neigiamą tokį aspektą, kad skauda raumenis. Bet nežinau, man tai jisai visą laiką yra malonus, nes pasirodo, kad tiesiog tu pajauti, kad ką tu turi, ką tu esi apleidus netgi. Nes kada tu ištisai sportuoji, pavyzdžiui, 12 mėnesių, tau niekados neskauda raumenų praktiškai netgi keičiant pratimus, bet tik padarai nors 2 savaičių pertrauką ir vėl tau viskas nuo nulio. Tai nėra skausmas, tai yra raumens darbo pasiekmė. Negalima sakyti tikriausiai, jeigu raumenų neskauda, tai blogai sportavai. Nuolat sportuojantiems žmonėms. Nuolat sportuojantiems ir jeigu treniruotėje paliečiamos visos raumenų grupės, ištempiami visi raumenukai, tai tikrai gali ir neskaudėti. Kalbėjo sporto trenerė Gitana Vitkauskienė.